2021 m. rugpjūčio 6-8 dienomis Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje įvyko netradicinis renginys – radijo pjesių kūrimo hakatonas iškoduoti freską. Hakatonas – tai toks renginys, kai per apibrėžtą laiko tarpą siekiama sukurti konkretų kokybišką produktą. Šįkart tas produktas turėjo būti radijo pjesė. Hakatonu iškoduoti freską siekiama atgaivinti ir populiarinti radijo teatro ir monumentaliosios tapybos žanrus. Prieš 40 mečius visoje Lietuvoje sieninė tapyba buvo labai vertinama. Tuomet, vykstant statyboms, ne mažiau kaip 2 procentai statybos išlaidų turėjo būti skirta monumentaliosios tapybos ir taikomosios dailės kūriniams. Užsakyti darbai buvo kuriami konkrečiai erdvei ir spinduliavo išskirtinumu. 20 amžiaus 9-ame dešimtmetyje daugelis tokių kūrinių nukentėjo dėl pastatų naujųjų savininkų aplaidumo ir interjerų keitimo, perplanavimo. Laimė, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos didžiojoje skaitykloje po bibliotekos renovacijos išliko 1981 metais Justinos Agotos Špakauskaitės Dobkevičienės sukurta freska Metraštininkas. Šiemet minime freskos 40-metį ir džiaugiamės, kad bibliotekos lankytojai gali grožėtis metraštininku ir jo pasakojama istorija. Didingoje freskoje derinamos skirtingos figūros – alegorinės, tokios kaip metraštininkas, ateitis, biblioteka, archaiškas simbolis, žaltys, dangiška būtybė, angelas ir žemiškosios žmonių skulptūros, žmogaus rankų kurti architektūriniai paminklai. Kaip teigia freskos autorė, šis kūrinys apie žmogaus likimą. Todėl metraštininkas vaizduojamas viską užrašantis, fiksuojantis, tarsi nuolat stebinti sąžinį. Jis mezga dialogą su kitomis 2 ryškiausiamis freskos figūromis – į tolį žvelgiančią ateitimi ir biblioteka, išdidžiai sukryžiavusią rankas ant krūtinės. Šios 3 figūros iš kitų išsiskiria monumentalumu, plastika ir net spalva. Tapytos šiltais gelsvais tonais, jos simbolizuoja gyvumą ir kontrastuoja su kitų skulptūrų baltumu ir architektūros paminklų statiškumu. Metraštininkas, ateitis ir biblioteka iškyla kaip svarbiausi skaityklos freskos veikėjai. Kita figūra, į kurią natūraliai krypsta žvilgsnis, tai angelas. Jis vaizduoja visiškai kitokią būtį. Kampuota, tarsi netašytas luitas skulptūrinė žaliava, apdengta lengvai krintančia medžiaga, išryškina šiltų, plastiškų pagrindinių veikėjų ir lyg žemėje užstrigusio angelo nulaužtų sparnų priešpriešą. Angelas simbolizuoja niūrią realybę, kai stinga atsakingumo ir rūpinimosi ateitimi, dvasiniu išprusimu bei savo namais žeme. Mažesnio mastelio žymių literatų ir kūrėjų skulptūrų vaizdavimas freskoje – tai tarsi nusilenkimas tiems žmonėms, kurie klojo kultūrinį pamatą vėlesniems kartoms ir buvo pastebėti metraštininko. Vaizduojamos garsių žmonių skulptūros – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Žemaitės, Aleksandro Puškino, Simono Daukanto. Šalia angelo vaizduojamas Augusto Rodeno mąstytojas išryškina susirūpinimo Žemės planeta temą ir su besirangančiu žalčiu kuria dinamišką antagonistinę sceną. Sieninėje tapyboje atsispindintis architektūriniai paminklai ir pastatai liudija progresą ir praeities laimėjimų puoselėjimą. Kūrinyje matomas vienas svarbiausių senovės pasaulio išradimų – akvedukas, sujungęs vandens tiekimą į tankiai gyvenamus centrus ir arkos statybos meną, atvėrusi kelią iki tol nematyto dydžio statiniams. Visai šalia įkomponuotas Tatlino bokštas, simbolizuojantis ciklinį
spiralinį visuomenės progresą. Dar keliose vietose ištapyti reikšmingi Lietuvos ir pasaulio architektūros paminklai. Čia matyti Guggenheimo muziejus, Vilniaus Šventų Jonų bažnyčia su varpine, buvę dailės parodų rūmai, dabar žinomi kaip šiuolaikinio meno centras, vadinamoji Le Corbusier koplyčia, Šiaulių Švento Petro ir Pauliaus katedra ir kiti žinomi objektai. Visą centrinę kompoziciją danguje juosia spalvingos juostos, paukščių tako fragmentas, primenantis, kad žemiškosius rūpesčius reikėtų matyti visatos kontekste. Dangaus ir žemės sujungimas freskos viršuje ir apačioje kuria išbaigtumo atmosferą ir primena temos didingumą. Visa freska kalba apie kiekvieną dieną žengiamą žingsnį išprusimo ar nemokšiškumo, moralės ar amoralumo linkme, žmonių sprendimus, veiksmus ir pastangas stebintis metraštininkas suguldo įrašus nesibaigiančioje likimo knygoje, o biblioteka jo sukauptus įrašus saugo. Žvilgsniu bandant iškoduoti freskoje pavaizduotų elementų prasmes, projekto iniciatoriai Urtei Šulskienei kilo mintis prakalbinti freskos veikėjus pasitelkiant radijo teatrą. Ieškant formos tokiam uždaviniui įgyvendinti, sugalvota surengti sieninę tapybą su radijo teatru jungiantį hakatoną. Į 3 dienų kūrybinį maratoną pakviesta 20 dalyvių. Tai talentingi dramaturgai, profesionalūs ar mėgėjai rašytojai, aktoriai, žurnalistai, edukatoriai, kino scenaristai, muziejininkai, filologai ar kitų profesijų atstovai. Klausydamiesi rašytojo Rimanto Kmitos paskaitos apie radijo dramaturgijos specifiką, freskos autorės pasakojimo apie freskos personažus ir jų reikšmę, bei garso režisierių Aleksandros ir Viliaus Kerų praktinių patarimų, kaip kurti garso spektaklius, dalyviai pasisėmė ne tik teorinių žinių, bet ir apčiuopiamų praktinių įgūdžių, vėliau pravertusių rašant pjeses. Vaizduotis užkaburiais vesti padėjo ir nuolatinis 3 paras trukęs buvimas šalia monumentalaus sieninės tapybos kūrinio, tiesioginis bendravimas su freska. Pasibaigus kūrybos maratonui, visi darbai buvo perskaityti kompetentingos komisijos ir įvertinti pagal nustatytus kriterijus. 3 geriausių kūrinių autoriai buvo apdovanoti piniginiais prizais, o pagal jų pjeses sukurti radijo vaidinimai. Jaunosios kartos režisieriai Uršulė Bartoševičiūtė, Augustas Gornatkevičius ir Naubertas Jasinskas su komandomis sukūrė garso spektaklius, pasitelkdami įvairias teatrinės raiškos priemonės bei savitą meninę kalbą. Hakatonu siekta paskatinti pažinti meną ne tik akimis, bet ir ausimis. Modesta Jurgaitytė. Kova. For future. Kaip ir aišku būdavo, kad darbo metu neskambini. Man šalta. Ką? Man labai šalta. Tai ką man dabar daryti, kad tau šalta?
Ašgi ne koks gydytojas ir nesinoptikas, aš ir laužo aš dabar nesukursiu, na. Aš metraštininkas, jeigu pamiršai. Tavo kūno temperatūra žmonijos istorijai, man atrodo, šiuo metu nelabai svarbi. O gali būti, kad kada nors ta mano istorija bus svarbi. Teoriškai taip, jeigu kokia ypatinga liga ištiktų. O gal tapsi statistiniu vienetu, kuris mokslui teiks vertingą informaciją. Šiaip jau kiekvienas mūsų svarbus istorijoje, tik mūsų nematyti. Tu matai kaip. Gerai. Ko nori? Aš blogai jaučiuosi. Pagalvojau, paskambinsiu, pasitarsiu. Ką čia tartis? Na, apsirenk, užsiklok. Ką žinau, arbatas išsivirk. Na, žmonėsgi taip šildosi. Ir kiek žinau, o žinau tikrai nemažai, žmonės nuo šalčio nemiršta. Na, miršta, bet tik ten, kur per šalta. Bet ne taip, kad mirtų, kai šalta šiltos namuos. O gal tu per mažai žmonės pažįsti? Vėl tu savo. Tegu tik visi tiek būna įsigilinę į tą žmogų, kiek aš. Tegu tik visi visko tiek žino. Šiuo konkrečiu atveju reikėtų kalbėti apie kažkokią ligą, kuri turi simptomus, gydymo būdus, liekamosius reiškinius. Ko čia dėti žmonės? Jie serga, o ne ligos, kurias taip aiškiai aprašyti gali. Supratau. Vakare grįšiu iki. Gal per daug prikalbėjau. Nepykt. Tikrai padariau viską, kaip ir sakei. Apsirengiau, užsiklojau. Arbatos įsivirsiu tikrai, sušilsiu. Gal čia koks virusiukas man, žinai. Gal tikrai nereikėjo skambinti. Atsiprašau. Nepagalvojau. Gal čia tas šaltis mane kažkaip. Ašgi taip nedarau, pats žinai. Lauksiu. Knygą išduodame mėnesiui. Paskui, jeigu ji nebus užsakyta, galėsite prastęsti. Galite internetu, paskambinę ar atėję. Kaip jums patogiau. Knygą išduodame mėnesiui. Paskui, jeigu ji nebus užsakyta, galėsite prasitęsti. Galite internetu, paskambinę ar atėję, kaip jums patogiau. Įsivaizduojat? Visai neseniai išgirdau, kad dabar manęs ant tos sienos tikriausiai netepliuotų. Gražiausiai. Tas klausimas man nuolat kildavo. Ar nebūsiu aš čia nupiešta tik dėl draugystės su Višinskiu? Dėl mudviejų laiškų. Ale galvoju, kam kelti šaršalą? Bet dabar... Kartais viskas atrodo ne taip, kaip yra iš tiesų. O kaip yra?
Šneku tik tai, ką girdėjau. Taip išeina, kad aš, Julija Žymantė Žemaitė, čia kažkam neįtinku. Kažkas mano, kad gal manęs čia nereikėtų. Nesilaikau įsikibus. Tegu keičia. Istorija gi nuolatos perrašo. Va. Majakovskis. Gi neatsitiktinai nupieštas, kad įsiteiktų, komisijas pereitų. Bet genijus, to neištrinsi. Istorijos trinti negalima. Ją aiškinti reikia. Tos amžinos šnekos. Jau net pikta nuo jų. Ar vaikai mokykloje mane turėtų skaityti, ar neturėtų? Matot, jie jau mano žodžių nesupranta. Tegu neskaito. Kam reikės perskaitys. Bet ką jie tada supranta? Skaičius. Ką? Ką supranta? Ką? Piešinius. Jeigu taip, Čiurlionis tada kadrylį gali šokti, bet abejoju, man rodos, jis nemėgėjas. Jums bepigu. Jūsų niekas nesvarsto. Visas pasaulis žino ir gerbia. Ir galvoju, vat koks jausmas, kai visas pasaulis tave pažįsta. Koks jausmas. Tik kodėl jūs visą toks susirūpinęs? Iš to žinomumo. Gal net nesveika tiek rūpesčių. Aš susimąstęs, gal labiau. Ką pasakė? O? Ale linksmų plaučių? Nepasakysi. Rodeno mąstytojas susimąstas. Čia jau kažkokia literatūrinė figūra turbūt būtų. O jūsų Rodeną vaikai supranta? Sunku ir pasakyti. Taip, iš karto. Bet kiek žinomų veidų ant mūsų sienos? Kultūrininkų, menininkų. Visi iš vakar dienos. Ir visi metraštininko aprašyti. Alinantis darbas. Jeigu sužino kokį naują faktą, papildo. O skrupulingas žmogus. Tikrai. Viskas surašyta, nieko neprikiši. Man tik nepatinka, kai visus asmeninius dalykus dokumentuoja. Ir kam tos mano meilės laiškus įtraukia. Nėra labai jau malonu, kai visi taip savo malonumai skaitinėja. Juk kažkoks privatumas turėtų būti išlaikytas. O tiem žmonėms tai viskas baisiai įdomu. Mėgėjai nosis į svetimus gyvenimus kaišioti. Pažiūrėk, kad ir tas pas Majakovskis. Visos jo moteris suskaičiuotos, Čiurlionis. Ir tas išmesinėtas po kaulelį. Irgi laiškai sužiūrėti. Jums bepigu. Na? Nėra ko krapštinėt. Ir su jumis metraštininkas neretai tarėsi, diskutuoja, klauso. Jausmus turbūt sunku užrašyti. O taip. Čia galvok negalvojęs. Viskas žmoguje barbaliuoja. Čia jau ne metraštininko darbas. Metraštininkas istoriją fiksuoja. O po žmogaus vidų jau tegu rašytojai, menininkai ir daktarai nibinėja. Nu, metraštininkas ką, nerašytojas. Jis toks gal labiau fakto žmogus. Fakto. O faktuose žmonių nėra. Yra, bet gal be tų leliavimų, žinai. Nuo šaršalo apvalyta. O kad jau apie šaršalą. Ar bent tamsta numanai, kodėl būtent tu prie to žemės skliauto patupdytas? Aš žinoma labai džiaugiuosi sėdėdama metraštininko dešinėje. Nors tikrai ne dėl tų potyrių ir visų ten tikėjimo tiesų.
Nu, vieta man nelabai svarbi. Kur sėdžiu, ten gerai. Mąstyti visur galima. Ale pasakė. Be pigų kaip pats ir Prancūzijai patupdytas, pačiam Paryžiui. Manau, kad ten ir mastosi geriau. Gal ir rūpešio tuomet mažiau nei sėdint. Va, Šiauliuos. Šiauliuos. Visi mes žemės gyventojai. Tik vieni vienur, kiti kitur. Nu, Taigi, žemės. Tik kol braidai po purvą ar basas vaikštai, gal apie pačią žemę kiek mažiau galvoji. Vat kai išbrendi, kai aukščiau palipėjai, kažkaip ir žemė geriau pasimato, o tau už vis geriausiai matosi. Tik man kažkaip atrodo, kad jūs toks susirūpinęs, bet kad taip kažką imtumėt ir nuveiktumėt. Kažkaip ir trūksta. Gal tada ir rūpesčio būtų mažiau. matyti neužtenka. Reikia suprasti. Dar pridėčiau, daryti reikia. Kiek galima, ratais ir ratais, tas pats per tą patį. Galvoti, aiškinti, suprasti. Man gyvas žmogus rūpi, iš kūno ir kraujo, ne idėja. Na gerai, susimastęs mąstytojau. Ir kągi tu dabar matai, žiūrėdamas į tą žemelę? Nepaliaujama žemės ir žmonių ritmą. Man judu su Čiurlioniu kažkokie panašus. Žiūrite tą žemę susižavėję. Ritmai jums bangos. O aš bėdas matau. Ir čia jau veiksmo reikia, pagalbos. Man labai padėtumėt, jeigu leistumėt ramiai pamastyti. Nesu įpratęs ilgai bendrauti su žmonėmis. Man rodos, čia jūsų didžioji bėda ir būtų. Tas atsiskyrimas nuo žmogaus. Tik skliauto matymas, o kas viduje jūs nenumatot. Jūs viską susiaurinat. O jūs daug griebėt. Bet kiek iš to naudos? Saulės nudeginta žemė. Ežero dugnas. Čia tyvuliavęs antras pagal dydį Bolivijos ežeras išdžiūvo prieš 6 metus. Čia plitėjo Pupo ežero vanduo. Valtim atplaukdavom su vaikais iš gyvenvietės, ją čia palikdavom į tada... Kristina. Viena iš Urų genties moterų. Urų reiškia vandens tauta, bet kadaise saloje gyvenusios čiabuvų bendruomenės valčių irklai jau seniai kaista saulei. Ežerui nusekus gyventi darosi vis sunkiau, nebėra kur žvejoti. Neliko ir ganyklų ežero pakrantėj. Tai jau ne sala, o suri lyguma, kurioje nėra pašaro gyvuliams. Mūsų bendruomenė jau gyvena žemynė. Manau, kad Pupo ežeras nebegrįž. Labas. Kiek vėluoji? Istorija nekantri, nelaukia, turi būti sudokumentuota, parašyta. O aš? Net neaišku, ar svarbus statistinis vienetas. Oi, bet ir prisišildė eina savo, ką? Neįmanoma, tu gal karščiuoji, ką? Labiau šalčiuoju, gal sakyčiau. Mano metraštininkė, perkelk mane iš paraščių į pagrindinį puslapį. Perkeliu. Dabar mūdu esam pagrindiniai herojai. Aš gal nesukurta antraeiliams vaidmenims, kaip manai?
Mano kūnas reikalauja didelės scenos. Jam reikia meilės, aplodismentų ir žiūrovų. Iš tikrųjų siena. Atleisk už tą pasikarščiavimą. Užtaikė, aš kažką dariau svarbaus ir va. Vis dar šalta? Šalta, bet mažiau. Tik miegasi, man atrodo, net širdis silpniau plaka. Taip nėra jėgų, ką nors daryti. Tai ir nedaryk, na. Pagulėk. Aš manau, nieko rimto. Gal pavargai. Jeigu nieko prieš, aš dar pasidarbuosiu. Jeigu trauksi daugiau žmonių balsų, neprieštarausi. O ką reiškia žmonių balsų? Aš rašau istoriją, ne memorus. O memuarai nekuria istorijos. Kūrė tik. Apibendrinti. Liepsnų žodžių nebūna. Būna. Juk viską žinai. Ką nori, kad pasakyčiau? Nepatinka paminklai, o tu juos statai. Paskui griauni. Keiti vėliavas, vėl statai. Jeigu žmonės ten būtų kitaip. Viskas tikrai ne taip paprasta. Tu supaprastini. Gerai, aš sėdu. Politika ir priemonės skirtas visoms smurto prieš moteris, smurto šeimoje aukoms apsaugoti. Gali televizorių išjungti. Ketvirta. Gerai išjungiu. Skatinti Trukdo, na. bendradarbiavimą, siekiant panaikinti smurtą prieš moteris. Klausykit, bet čia ir karšta, čia neįmanoma dirbti. O man šalta. Į kokio dydžio sąskaitą už elektrą ateis, kai kondicionierius veikia visą dieną, ką? Kondicionierius šildo, juk tam ir pirkai, kad galėtų pasišildyti, kai kartais prireikia. Gal kažkaip išsimokėsim? Tai čia neįmanoma, tu perkaisi, pažiūrėk, kaip čia karšta. Sakau, man šalta. Gal kažkaip tikrai išsimokėsim, aš dirbu, o tu iš vis daugiau nieko nedarai. Aš istoriją rašau. Vėl priekaištauji. Atleis tikrai. Ką aš čia su savo žmogiškom problemom? Aš iš vis nemanau, kad čia esama kažkokios nors problemos. Nu, kažko prisigalvoji, persistengiai. Aišku, dėmesio trūkumas, bobiškos nesąmonės. Tau netrodo, kad pagrindinė tavo istorijos problema yra dėmesio trūkumas. To istorijų žmonės pasimeta, pasiklysta. Būk dėmesingas ir švelnus. O ne, tai vėl prasideda vyrų rašoma istorija, žinoma, taip, be jausmio pasakojimų. Ai, vėl tie jausmai, atsiprašau. Tokie nesąmoningi tikrai. Nu, galima gal kažkaip racionaliau kalbėtis, argumentų kalba. Gerai, kalbėkim racionaliai. Pasiilgau tavęs. Pasilgai, kai aš namie, čia racionalumas. Mano kūnas beprodis, tavo racionalumo jis nesupranta, jam kažko kito reikia, tik jis nebylus, nepasako. Gal tu klėdė? Gali būti. Svaigulį ar trebulį jaučiuos kaip tas Pupo ežeras, kuris virto dykumą. Pasakysiu, kad esama didelių netitikimų. Ten sausa ir karšta, todėl ežeras ir išseko. O tu pati karšti pleškinį reikuoja elektros energiją. Galėtume apie švaistimą pagalvoti, apie ekologiją. Tu apie viską pagalvoji. Toks mano darbas. Visa apimantis. Šiaip jau galėtum ir santykių ekologiją užsimti. Būtų naudinga. Ką? Nieko, taip sau. Mes buvom artimi, kai susitikom. Čia jau tavo sritis, tu pati ir atsakyk. Kvailus klausimus neatsakinėjai. Na tikrai, kvaili klausimai, kvaili jausmai. Galim baigti, ką? Na, bandau dirbti. O man sunku kvėpuoti. Tačiau tikrai reikia kažkaip viską pradėti užsirašinėti. Yra nebeaišku, kiek tu tų simptomų jauti, ką? Ar tu pati jau besupranti, ką tau skauda, kas tau šąla ir ko tu nori? Gal ir nebelabai. O kai mes susitikom, prisimeni, koks alkis mus kankino? Ai, nu koks dabar skirtumas, ką?
Jaunystė visada alkana. Skirtumas yra. Juk tai mūsų istorija. O istorijos tau labai svarbios. Taip, svarbios. O žmogus svarbus? Aš pasiilgau gyvenimo. Man jau sunku tavęs klausyti. Ką? Tu dabar negyveni, kas yra? Nors aš ir nedalyvauju tavo rašomo istorijoje, man atrodo, kad ir mane tu kažkur įrašėjai ir padėjai. Į lentyną ar į skyrių ten kažkurį. Nors ne. Aš gal kokioj tavo išnašoj, nereikšmingoj. Ir sau tupiu joje. Ir tau gerai, nieko nereikia galvoti. Viskas susisteminta, aišku. Žinai, kur rasi, kokią rasi. Ir sėdžiu sau tokia be kūno. Bet esu, viskas teisinga. Tu tyčia taip elgies? Visą laiką mano pareigą man prikiši. Tavo darbas puikus, didingas, reikšmingas. Tu man irgi svarbi. Tik pamiršta, nereikalinga. Sakau, kaip tas paminklas. Pažiūri, yra viskas gerai. Ir praeini, tokia mano paskirtis. Gali man gražinti mano kūną? Kaltini mane kažkuo. Tavęs jis laukia, bet nesulaukia. Gal nebeverta laukti? Tu mane gazdini, aš nieko nebesuprantu. Sakai, kad paliksi? Kas yra? Nieko panašaus nesakiau. Tie pokalbiai mane tikrai sekina. Vis apie tą patį ir jums nebelabai aišku iš vis apie ką. Man reikia dirbti. Galima kažkiek ramybės? Tikrai. Labai ramus ir patogus gyvenimas. Viskas aplink didinga, reikšminga. Vaikštai po savo gyvenimą kaip po tuščią didingą miestą, bet taip nejauku, net baisoka. Čia apie mane? Aš prisimenu tave jausmingą. Prisimenu mūsų šokius. Man rodos, kad dar viską galima ištaisyti. Kad tie kūnai dar nesuakmenėja. Ar rimtai, klausyk, dabar mes kaip kokie senoliai susėdę ant sofos prisiminsim, kaip mes šokom. Kur išeini? Į biblioteką, kur daugiau. Neįmanoma čia susikaupti, marazmas kažkoks. Tikiuos praeis. Bijau, kad nepraeis. Iš kur tas šaltis? Norint naudotis bibliotekos atviraisiais fondais, būtina dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemonę, veido kaukes, respiratorius ir dezinfekuoti rankas. Pirmą kartą jungiantis prie naujo elektroninio katalogo iBiblioteka.lt būtina vartotojo identifikacija elektroniniuose valdžios vartuose. Užsiregistravus prie kompiuterio galima dirbti valandą. Mąstytojau, aš neilgam.
Neįkirėsiu greitai. Nu, Man pasitarti reikia. jei ne iš karto, vėliau, gal atsakysiu. Visie, Aš nežinau, ar tu girdėjai, bet vakar per radiją pasakojo apie pragarą senukų namuose. pragarą. Per karščius Prancūzijoje tavo šaly prieš keliarius metus mirdavo baisiai daug senukų. Taip, žemės karštėjimo problema darosi opi ir net sukelia didesnį žmonių mirtingumą. Ypač karštesnio klimato zonose. Visie, Žinai, kas padėjo? mano. Kai pristatė vėsintuvų, senukai mirti nustojo. Aš klausiausi ir galvoju, bet čiagi pragaras. Pragaras seneliams, kurie dar nepateko į pragarą. Nememo. Tie vėsintuvų aparatai brangus, jeigu koks nabagesnis žmogus, tai niekaip jo neįpirks. Jie tiesiog pasmerkti. Gali būti. Karštis žemėje taps pragariška problema. Ir man vis labiau atrodo, kad mes patys savo rankom čia žemėje tą pragarą statom. Pragarą. Apie tą kitą ne ką tai išmanau, kad bus blogai ten, kad pragare degsim, bet žemė irgi dega. Dabargi daug mokslininkų trimituoja. Kad po kokių 50 metų trečdalis žmonelių gyvens taip, lyg gyventų dykumoje, temperatūra kils, kad pasieks daugiau nei 40 laipsnių šilumos. Pagalvoji? Daugiau nei 40. Žmonėms žemė bus nebepagyvenama. Tikėtina, daugiau žmonių migruos, ieškos tinkamų gyvenimo sąlygų. Tikėtina. Be namų negerai. Baisu be namų. Nors ir neilgai tą patyriau. Baisu, kai karšta. Ir žmonėmis išlikti sunku, kai tai baisu. Žmonės prisitaiko prie gyvenimo sąlygų. Negi susivienodinsim. Šachmat. Bus vienodai baisu ir žemė, ir pragare. Pragare. Negi žemė taps viena didelė keptuvė. Vaikystėje mus taip gąsdindavo pragaru, kad jeigu nesimelsim, degsim pragare. Kokie neapdairūs. Degsim žemėje. Scenarijų gali būti įvairiausių. Na, atrodo, kad sušalti tikrai neteks. Daug lemia žmonės, jų elgsena, Tai bet vat, ne tik. tai vat apie tai ir norėjau kalbėti. Žmonės kažkaip labai tik savim užsiėmė. Jiems reikia kažkokio supurtimo, sukrėtimo, kad pradėtų mąstyti, kad pradėtų veikti. Gal... Gal galėtumai, kalbėdamas su metraštininku, paprašyti, kad jis kažkaip labiau tos žmonės pagąsdintų. Kas jų laukia? Na, kažkaip paveikiau parašyti, kad pagaliau jie atsibustų. Nes paskui jau bus šaukštai po pietų. Kažkaip įkvėpti, kaip Daukantas sugebėdavo. Daugant. Kas? Ai, kad žemė rūpėtų ne tik mokslininkams, tau, man, bet ir visai žmonijai. Metraštininkas niekada nerašys, norėdamas pagąsdinti ar įbauginti. Prasidėję procesai įvyks, o tada bus galima svarstyti, kodėl ir kas tai lėmė. Pakreipti viską galima, aš netikiu, kad negalima. Oi, tai tikrai ne mano ir ne metraštininko darbas. Na taip, pasėdėkim, susirūpinę, pažiūrėkim, kaip sudegsim. O tada kraipysim galvas. Kaip čia taip nutiko? Puikus požiūris. Ir kaip aš pati nesugalvoju. Reikia tiesiog sėdėti ir laukti. Ant jūsų mąstymo. Žmonės patys lemia savo gyvenimą. Mano įsikišimo čia nereikia. Pagalbos žmogui reikia. Taip ir susinaikinsim visi, nemąstydami apie žemę, nemąstydami vieni apie kitus.
Dar ir Riterį kalbinau jungtis, darbo netrūktų, pagalbos man reikia. Žinot, ką jis atsakė? Kad jam jau nusibodo paskui utopinės idėjas lakstyti. Tik čia jokios utopijos nėra. Čia gelbėjimo planas. Bet ne, jis nenori, kad jį durnium laikytų. Jam visai patogu istorijos pakraštį stoviniuoti. Bet nieko, aš pati į priekį galiu stoti. O jūs mąstykit. Alio, klausau. Sveiki. Labas vakaras. Prašau neišsigąsti, kad tokiu vėlyvų metu skambinu jums iš ligoninės. Jūsų žmona man davė jūsų telefono numerį. Mano žmona? Noriu pranešti, kad jūsų žmona yra mūsų ligoninėje. Dabar į intensyvios terapijos skyriuje, bet tikimės, kad situacija gerės ir galėsime ją perkelti. Ligoniniai? Ne, jūs turbūt kažką supainiojot. Aš su žmona mačiausi prieš gerą valandą, ji buvo namie. Bet juk ji davė man jūsų telefono numerį. Nemanau, kad čia klaida. Žinau, ką jūs dirbat. Jūs metraštininkas? Taip, metraštininkas. Tai jokių klaidų neturėtų būti dėja. Jūsų žmona tikrai ligoninėje. Ir jos būklė labai rimta. Rimta? Kas jai nutiko? Jai labai nukrito. Kūno temperatūra labai žema. Kūno temperatūra pavojinga gyvybei. Kaip pati pasakojo, namie ji buvo praradusi sąmonę, o atsigavusi išsikvietė greitąją pagalbą. Bet kaip taip gali būti? Aš buvau namie, mudu kalbėjomės ir kad jai grėstų pavojus tikrai netrodė. Bet gal pastebėjote kažką tokio keisto, neįprasto? Gal kažkokio sutrikimo ir būta, bet aš labiau apie vidinius dalykus kalbu. Visokie asmeniniai niuansai. Žmonės dėl to juk nemiršta. Tiesa, šiandien jai buvo šalta ir namus tiek pripleškino, kad neįmanoma. Čia viskas suprantama. Ji galėjo būti gerokai sutrikusi. Jos būklė negalėjo būti gera, nei fizinė, nei emocinė. Ir noras šildytis visiškai suprantamas, nieko keisto. Nežinau, o daugiau, lyg nieko ypatingo ir nepastebėjau. Klausykit, jūsų žmona pas mus atvyko krečiama drebulio. Pamėlusiais ir rankų, ir kojų pirštais į vos rezgė sakinius. Dėl sumažėjusios kūno temperatūros jo širdies ritmas buvo pavojingai sulėtėjęs, bet atrodo situaciją pavyko stabilizuoti. Ji prašė jūsų netrukdyti. Nesirūpinkit, trukdykit į valias, ačiū, kad pranešėt. Jos niekas nelydėjo. Tad privalėjome paskambinti. O kas jai nutiko, kad ta temperatūra taip nukrito? Ar jis serga? Kol kas negaliu pasakyti, daromi tyrimai. Kraujas. Kol kas nerodo jokių ženklų, kad kas nors būtų ypač blogai. O tai kelia nerimą. Mes nelabai suprantam, kas galėjo sukelti tokį stiprų temperatūros kritimą. Gal jūs galit kažką papasakoti apie žmonos sveikatą? Aš? Jūs? Kuo jis sirgo? Kuo skundėsi? Gal kažką skaudėdavo? Aš nelabai žinau, ji man nepasakodavo tokių dalykų, mes apie ligas nekalbėdavom.
Man rodos, jai viskas daugmaž gerai buvo. Na, ji nieko nesiskundė. Bet galbūt pastebėjot, kad pasikeitė jos elgesys ar kokie įpročiai, kas nors. Gal mums padėtų suprast. Ji vartoja kokius vaistus? Aš neįsivaizduoju, ji man nieko nesakydavo. Ji visad buvo gan sveika, išskyrus dabar šitą jos sušalimą, bet tai turbūt yra dėsninga dėl tokios būklės. Taip, tai yra visiškai suprantama. Gal jūsų žmona lankė psichoterapiją? Aš nežinau, nesakė. Manau, kad nelankė. Žinokit, tiksliai negaliu pasakyti, tikrai nežinau. Atsiprašau už klausimą. Bet gal jūdu išsiskyrė? Ar skyrėtės? Gal santykių problemos kamuoja? Ar kažkas panašaus? Ne. Tai aišku, kad ne. Klausykit, mes kartu gyvenam jau beveik 30 metų. Tai kokios dar skyrybos tiek metų nugyvenus kartu? Ar jūs juokaujat, ką? Supratau. Rytoj turėsim išsamesnius tyrimų rezultatus. Tikimės, kad jos būklė stabilizavus ir nepablogės. Jeigu kažkas keisis, aš ar kitas budintis gydytojas jums praneš. Gali būti, kad kažkokios ypatingos diagnozės ir nebus. Kartais taip žmogaus kūnas reaguoja į patiriamą stresą, didžiulę įtampą ir panašiai. O kartais išlenda ir kūno lygos. Visaip čia gali būti. Tiesa, o kaip jai sekėsi darbe? Nebuvo kokių didesnių problemų, nesklandumų, kažkokios papildomos atsakomybės? Darbe? Ji tiesiog eidavo į darbą. Aš daugiau pasakyti negaliu. Na, dirba ir tiek. Visi darbai kažkiek kelia stresą, tai matyti ir jos, bet ji niekada nesiskųsdavo. Mes tiesa apie jos darbą mažai kalbėdavom, bet aš nežinau, gal ji pati daugiau gali papasakot. Žinoma, išsiaiškinsim. Kol kas to padaryti negalime. Na taip, žinom. Tai iš mano pusės tiek, ponė. Jeigu neturite kokių klausimų... Neturiu. Ačiū Jums, kad pranešėt. Labos nakties. Viso labą naktį. Metraštininkė, išeinat? Ką? Kažko norėjot? Klausiu, ar išeinat? Ką tik atėjot? Taip vėlai. Pakalbėt norėjau. Nežinau. Žadėjau, bet dabar manau, kad gal ir ne. Neišeinu, ne. Laiko turiu dabar į valias. Ko jums reikėjo? Kažkas nutiko? Jūs kaip nesavas. Ne, nieko. Na taip, kilo tam tikrų problemų, bet viskas išsisprendė, viskas gerai. Manot, apgausit seną žmogų? Ne, nu ką jūs? Jūs kažką norėjot sakyti. Mano šnekos palauks. Klokit, kas jums? Mano irgi. Aš darbe. Kalbam apie reikalus. Prašau, pasakyk. Ir darbe galima būti žmogumi. Nedraudžiama. Mano žmona ligoniniai. Ką tik skambino gydytojai. Ligoniniai? O jėtų, tai kažkas rimto, kad ligoniniai? Kažkoks kūno atšalimas. Nesąmonė, ne kitaip. Ir nelabai supratau, kodėl ir kaip, kas, bet kažkodėl taip. Kad tik diagnozė nebūna, ką? Tai atšilimas, tai atšalimas. Ir taip, staiga iš niekur, ji niekada nieko nesiskundė. Tai... Lėkit pas ją, ko laukit? Ašgi jos tai nesušildysiu, ji medikų rankose, tai ką aš ten darysiu ir dar naktį? Na,
Bet reikia kažką daryti. Jeigu rūpinasi gydytojai, jie žino, ką daro, aš esu naudingas čia. Kiekvienas dirba savo darbą. Gal ir taip. Nežinau. Aš liepčiau. Atleiskit. Dabar turiu labai daug darbo, paskui pakalbėsim, gerai? Žinoma, neskubu, palauks. Nedegagi. Na, dega, bet palauks. Noriu naudotis bibliotekos atviraisiais fondais, būtina dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemonės, veido kaukės, respiratorius ir dezinfekuoti rankas. Pirmą kartą jungiantis prie naujo elektroninio katalogo į biblioteka.lt. Būtina vartotojo identifikacija elektroninėse valdžios vartuose. Užsiregistravus prie kompiuterio galima dirbti valandą. Na štai, mano svajonių gyvenimas. Kaip ant delno. Gal tu tiesiog per daug svajojai? Galbūt. Norėjau būti gyva. Kažkaip netrodė, kad noriu labai daug. Tu dar ir kaip gyva. O galėjo būti kitaip? Ir nesureikšmink tos mažesnės savo temperatūros. Gydytojas sakė. Būna. Tiesiog dabar tu taip gyvensi. Yra tokių žmonių. Nieko rimto jie nerado. Tai aišku gyvensiu. Ne apie tai kalbėjau. Nesvarbu. O tau čia blogai? Ne. Viskas gerai. Man viskas gerai. Džiaugiuosi? Tikrai džiaugies? Tikrai. Kodėl stebės? Atrodo, nebemoki džiaugtis. O tu nesidžiaugi? Aš? Kuo? Kad pasveikai. Džiaugiuosi. Tikrai. Jei ko reikės, sakyk. Atrodo, toj ligoniniai man kažką išoperavo. Jo, kažką dirbom. Atrodo, viskas plaukė pro mane. Man nieko nebereikia. Na, nesakyk, kad nieko nebereikia. Tikrai. Juk mudu esam. Tik ar esam. Prašau nekomplikuot. Na, kad ir dabar, sėdim, kalbam. Kaip tai vadinasi? Nebūtis? Būtis? Bet atskirai. Bet gerai, būkim, sėdėkim ir kalbėkim. Ne atskirai, kodėl tu taip sakai? Tu pamiršai, taip tiesiog. Nerašai manęs į savo istoriją, arba per silpnai rašai. Nežinau, kaip ten tu rašai. Bet kažkur įrašas yra klaida. Bet klaidos taisomos? Galbūt. Į kūną viskas įsirašo ir nežinau, ar jį užtaisysi. Ištaisysim, tikrai ištaisysim. Nėra čia viskas taip jau komplikuota, tu perdedi. Gal tu teisus, nežinau. Man dirbti reikia. Dirbk. Netrukdysiu. Aš čia. Šalia. Ilgai gal neužtruksiu. Ką rašysi? Vis didėja žmonių mirštamumas nuo karščio. Kažin, kas baisiau, karštis ar šaltis? Na, nuo šalčio žmonių miršta gerokai mažiau. Ir šaltis tikrai nėra mūsų žemės problema. Taip? Šaltis žmonių problema? Ko? Nesvarbu.
O įmanoma tas problemas išspręsti? Galima, tik žinoma jūsim ir pasiekmes. O kodėl žmonės taip paprastai nesprendžia savo problemų? Bet tai ir yra žmonių problemos. O kieno daugiau? Žmonių, taip. Žemė žmonių planeta, žmonės istorijos dalis. Visa yra viena. Nebepriekaištausi, kad mano istorijoje per mažai žmogaus? Nebe. Dangau. Aukštielnikas. Aukštielnikas. O. Padėkit. Žmonės, padėkit. Nu, kvieskit pagalbą, ką nors darykit. Padėkit, kas galit. Gaisras ar kas? Kas nutiko? Metraštininkė, žiūrėkit. Čia kažkokie chuliganai pripaišė, žiūrėkit. Kaip taip galima? Tokią freską niokoti. Ko pripaišė? Nu, kur? Parodykit. Nu tikrai. Ką dabar autorė pasakys? Jaudinsis moteris labiausiai. Nu, tiek žmogus dirbo, 2 metai dirbo. Patys pamanykit. Žemės kilmės pigmentas. Freskos ritmika sugriauta. Moteriškom rankom. Tokio dydžio. Šitiek metų stovėjo bene 40, niekam neužkliuvo. Dabar va iškaplioja. O kas čia? Nu, aš to daikto ir pavadinimą pamiršau, kur orą šaltą pučia. Vėsintuvas. Kondicionierius ten. Jis ne tik šaldo ir šildo. Taip, taip jis. Čia kamerų pilna. Tikrai ras, kas tai padarė. Prašysim, kad apsauga išsiaiškintų. Tegu tik pagauna tokį brūdą, tegu tik pagauna. Čia naktį viskas daryta. Tada bibliotekoje tamsu, kaži ar suras. Tu man pasakyk. Tu man pasakyk. Kodėl va šitą keistą mašiną nupiešė? Istorija nestovi vietoj. Kinta. Kondicionierius dabar istorijos žvaigždė. Planetos gelbėtojas. Padeda ir kaistančiam, ir šalančiam. Geriau nerasi. Geriausias žmogaus draugas, ne kitaip. Koks patogus. Visat geros nuotaikos. Gali naujų pakeisti. Nori – įjungi. Nori – ne. Nekalba, nenervina, nieko neprašo. Net jei sugenda, nemurmi dėl remonto. Ji baisiai reikalingas, kad tik kuo greičiau pataisytų. Jau kiek kainuos tiek, nes kaip kitaip ištversi. Ne žmogus yra geriausias žmogaus draugas. Ir visai ne šuo. Dicionierius. Mano irgi. Ponia, luktelkit. Išeinat? Noriu galvą pravedinti. Einu pasivaikščioti. Girdėjau, kaip su metraštininku pykotės. Turbūt visi girdėjo. Aš tikrai negirsiu jūs už padarytą nusikaltimą. Bet jūs labai drąsi. Kovotoja? Kai vyras suprato, kad čia mano darbo, žinot, ką jis pasakė? Kad nieko nedarys. Visai nieko.
Mane žinoma neįskūs, nes kitaip jam tektų kęsti baisę gėdą, nes aš kultūros niokotoja, griovėja ir pamišėlė. Ir kad mes gyvensim kaip gyvenę, tik jis labiau mane prižiūrės, kad nekvailiočiau. Ir jums taip netiko? Anksčiau būtų tikę, bet tikrai nebe dabar. Kai aš purškiau tuos dažus ant sienos, pajutau, kad galiu ir noriu kovoti. Ta ir darysiu. Gal tik priemonės netokias radikalias pasirinkite. Man prieš autorą nepatogu. Aš būtinai su ja susisieksiu ir atsiprašysiu. O kovoti reikia. Čiagi mūsų gyvenimas. Tikrai. Reikia. Aš dabar ir galvoju. Su jūsų vyru dėl karščio problemų kalbėtis norėjau. Tai ir kalbėkit. Jis tikrai priims. Darbas svarbiausia. Ne, dabar galvoju, o kam tos kalbos? Pati plakatą pasidarysiu ir žygiuosiu. For future. Pabaiga. Radijo spektaklį kūrė dramaturgė Modesta Jurgaitytė, režisierė Uršulė Bartoševičiūtė, kompozitorė Marija Paškevičiūtė, garso režisierė Kristina Juškevičiūtė, aktoriai Donatas Pakėnas, Karolis Legenis, Eglė Ancevičiūtė, Vilma Raubaitė. Tomas Žaibus. Radijo spektaklis parengtas įgyvendinant projektą Iškoduoti freską. Radijo pjesių kūrimo hakatonas. Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė.